Nacionalinės žemės tarnybos direktorė ir šios tarnybos Vilniaus skyriaus vadovas pareiškė, kad jaučia ne tik verslo grupių, bet ir specialiųjų tyrimų tarnybos spaudimą. Pasak Vilniaus miesto skyriaus vedėjo Arvydo Juškos, vakar pasikvietęs į apklausą STT pareigūnas darė jam spaudimą, bandydamas jį užverbuoti ir įduoti tarnybos vadovybę. STT tokius teiginius neigia ir tikina, kad minėtas asmuo iškviestas dalyvauti kompiuterio apžiūroje dėl įtarimų, jog ankstesnė šios tarnybos darbuotoja galėjo klastoti sklypo nuomos dokumentus. Vilniuje, kur žemė itin brangi, aras gali kainuoti iki 100 000 eurų ar net daugiau, neretai dėl kiekvieno lopinėlio vyksta grumtynės. Anot Vilniaus skyriaus vedėjo Arvydo Juškos, pradėjus tikrinti stambes bendrovės, kurios nuomojasi valstybės žemę, jis pajutęs tam tikrą verslo spaudimą. Nacionalinės žemės tarnybos vadovė teigia, kad pradėjusi skaidrinti tarnybos veiklą pajuto siekį su ją susidoroti. Arvydo Juškos teigimu, specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai pakvietė dėl 2009-aisiais sudarytos nuomos sutarties tyrimo, kai jis dar nėjo šių pareigų, bandė jį verbuoti. Vakar buvau kviestas apžiūrėtą kompiuterį. Tačiau iš tikrųjų tai buvo tik pretekstas, 3 valandas labai profesionalus pareigūnas įvairiausiais būdais, užuominom, alegorijom, ten visokiais būdais bandė užsiverbuoti, lyg tai, kad vykdyčiau kažkokią veiklą, jiems palankę, naudingą. Aš suprantu, kad jiems aktualu aukštesnį vadovybę, nežinau, ar ministerijos, ar tarnybos nebuvo įvardinta, tačiau visą laiką buvo 3 valandas, įsivaizduokit, va taip spaudžia. Kiekvieną dieną yra pasirašoma 100 dokumentų. Šitas sritis yra labai jautri ir dauguma klausimų iš tikrųjų gali kelti teisinės diskusijas. Manau, kad jeigu būtų noras pakišti žmogų, šitoj srityje yra labai lengva. Pasak STT atstovų, jokie tyrimai dėl nacionalinės žemės tarnybos vadovų nėra atliekami, o Vilniaus skyriaus vedėjas dalyvavo kompiuterio apžiūroje dėl įtarimų, kad ankstesnė šios tarnybos darbuotoja klastojo sklypo nuomos dokumentus. Apžiūra, tai yra duomenų kopijavimas, užtruko tikrai apie kokias 3 valandas. Natūralu, kad buvo su juo tiesiog kažkoks žmogiškas bendravimas. Visa tai, ką mes šiandien pamatėm spaudoje, tai yra visiška netiesa. Tie asmenys, kurie galimai galbūt padarė nusikalstamą veiką, jie tiesiog bando taip gintis ir bando kurti savo kažkokias gynybinės versijas. Pasak Seimo kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininko Dariaus Petrošiaus, STT tyriamos bylos specifinės ir sunku vertinti, ar buvo peržengtos ribos. Jeigu manoma, kad elgtasi neteisėtai, tai turėtų būti sprendžiama pagal baudžiamąjį procesą, kreipiantis į prokurorus, teismą.